galėsim pradėti link tos, taip sakant, geros krypties. Tai pradėsim tuomet nuo 5 sekundžių susikaupimo pratimo, kurio metu sukaupsim dėmesį savo viduje ir sukursim vidinį norą, kad jūsų sielos įrašai būtų atverti. Ir kai bus pasiruošę, prašom tą norą užtvirtinti balsu, ištariant žodžius, prašau atverti mano sielos įrašus. Žiūrime sielos istoriją. Siela yra, atrodytų, kad sena siela. Tai yra siela, kuri savo evoliuciją pradėjo dar iki šios visatos. Ji turėjo savo evoliuciją kitose visatose. Šią visatą atrodytų, kad jinai nusprendė atvykti gal prieš kokius 500 milijonų metų. Tai sąlyginai nėra taip jau senai palyginus su visa šia visata. Bet jinai yra milijardų metų senumo. Toje vietoje panašu, kad jūsų siela atvyksta tam tikrą idėją, ją domina, sakykime, nuotykiai. Jie nori kažką tai patirti naujo, kažką išmėginti. Daug kur jinai gyveno kitose visatose. Galima sakyti, egzistencija jai pasidarė nuobodi, daug kur ką išmoko, daug ką suprato ir jinai norėjo kažko tai naujo. Panašu, kad nuobodulys ir nuotykių troškimas buvo pagrindinės energijos, kurios atvedė į šią visatą. Idėja buvo šioje visatoje, žinoma, pamatyti kažką tai naujo, bet taipogi buvo žinoma, kad ši visata bus tam tikra prasme unikaliai įdomi, dėl to, kad jinai eis pro truputėlį skirtingą, sakykime, procesą, neįprasta kitom visatom. Tai yra, kad kitos visatos turi labai tokį, pavadinkim, harmoningą vystymąsi, kur nėra taip vadinamų per didelių iššūkių. Vis tik ši visata turėjo savo numatytam plane tam tikrą iššūkių rinkinį. Ir šitoje vietoje tiesiog jūsų siela susižavėjo, galima sakyti, tais būsimais iššūkiais. Jis susidomėjo ir nusprendė pamėginti juos. Jinai atvyksta prieš 500 milijonų metų, kur jinai gyvena įvairiose galaktikose. Ir idėja yra tiesiog, daugmaž pajausti, kaip dalykai vyksta šioje visatoje, kokios gyvybės formos čia gyvena, kaip čia kas vystosi, kas vyksta, kas nevyksta ir panašiai. Tai ilgą laiką buvo tiesiog įvairiose formose gyvenama, bandoma suprasti dalykus. Ir esant tam supratimui, tiesiog buvo pradėta suvokti, kas, kaip ir iš ko čia vyksta. Tai esant tiems suvokimam, tiesiog buvo laukiama iš esmės, kol prasidės pokyčiai. Jie prasideda prieš kelias milijonus metų. Ir pradeda vystytis mūsų galaktikų sektorija. Tai yra mūsų Paukščių tako galaktika, Andromedos galaktika, Trikampė galaktika. Tai buvo pagrindinės galaktikos, kuriuose pradėjo vystytis tie pokyčiai. Jūsų siela buvo tam nusiteikusi jau pačioj pradžioj. Ir atvyko į šį galaktikų sektorių. Norėjo praeiti pro visas tas įdomias energijas. Tai pirmiausia buvo Trikampė galaktikoje. Paskiau vyko į Andromedą, ten gyveno. Ir tai buvo daugiau, žinoma, tie gyvenimai tokie, sakykim, pažintiniai. Ne viena iš tų galaktikų nebuvo jokių rimtų problemų. Buvo šiokios tokios problemos, kurios buvo neįprastos, bet jokių tokių labai rimtų problemų nebuvo. Ir paskui jūsų tiesiog ruošėsi toms vadinamoms rimtom problemom, rimtiem iššūkiam, kurie buvo numatyti šioj Paukščių tako galaktikoje. Ir toje vietoje tiesiog yra panašiai prieš milijoną metų atvykstama į šią galaktiką. Gyvenimas yra pradedamas Lyro žvaigždyne. Tai yra priimama žmogaus, pusiau liūto, tokio laukinio katino, kaip kažkokios pumos galbūt mišinys. Pusiau žmogus, pusiau puma. Ir ta forma ten buvo gan populiari. Jūsų siela ją prisiima, pradeda joje gyventi,
Na ir prasideda, taip sakant, jau rimti įvykiai. Tai prasideda konfliktai, kurie virsta karais, vadinamus lyros karais, kur kariauja lyros žvaigždynas ir iš esmės Reptilodinė federacija, tai iš Drako žvaigždyno ir Oriono žvaigždyno prasideda rimti karai. Ir esant tiem rimtiem karam, jūsų siela nori pažinti tas energijas, jinai įsivelia į tuos karus, pradeda kovoti. Jai visai yra įdomu, ta energija tokia įtampa ir kurį laiką jinai tęsia, kažkaip tai netgi 100 000 metų jinai tęsia tas kovas. Ir paskui pradeda atsibosti tie dalykai, nes matosi, kad didelė dalis tų kovų yra daugiau dėl pačios kovos, o ne dėl kažkokių tai siekių ir sprendimų. Tai va, tai toje vietoje tiesiog jūsų siela nusprendžia, kad jai reikia judėti kažkur tolyn, mokytis kažko tai naujo. Ir jinai nusprendžia palikti lyros žvaigždyną, pakeliauti toliau po mūsų galaktiką. Jinai apsilanko įvairiose civilizacijose, pamato, kaip įvairios skirtingos civilizacijos gyvena, tai ir nemažai yra lankomas Tauro žvaigždynas, kur yra, tarkim, Pledžių civilizacija, ar taipogi atrodo yra Kentauro žvaigždynas, lankomas Ožiaragio žvaigždynas, kur yra daug visokių labai įdomių ir keistų dalykų vyksta. Jūsų siela tiesiog nori pamatyti tos įdomius ir keistus dalykus, kurie vyksta. Nusprendžia atvykti taipogi ir į Oriono žvaigždyną, kurį laiką ten būna. Ten vyksta labai daug visokių keistų dalykų. Ir visą tai siela yra įdomu. Jis nori patirti įvairių tų keistų energijų. Na ir kurį laiką ten gyvena visur. Bet paskui jinai pradeda matyti, kad jai reikia ruoštis dar intensyvesniam patyrimui. Ir jinai žino, kad artėja toksai projektas Žemėje, kur bus numatyta, kad bus galima gyventi užmarštyje ir nieko neatsiminti, nieko nežinoti. Siela yra pasiryžus tam išbandymui. Sprendžia čia atvykti ir panašiai prieš 50 000 metų jinai čia atvyksta. Atvykstama yra į Atlantidos civilizaciją, kuri buvo Atlanto vandenyne, apsigyvenama joje. Ir pradedama gyventi toje civilizacijoje. Joje gyvenant, tiesiog siela pradeda po truputėlį pradėti suprasti, apie ką yra ši planeta, link ko yra vedama ir kas jos laukia. Tuo momentu, aišku, yra sunku patikėti, nes Atlantida yra aukšto išsivystymo civilizacija, sunku yra patikėti, kad gali kažkas pasikeisti. Na, bet vis tik pasikeičia. Ir panašiai prieš 13 000 metų ta civilizacija susinaikina. Na ir ši planeta perina į akmens amžių ir tuomet jūsų siela yra nusiteikus likti tame akmens amžiuje ir patirti visus tos keistus ir įdomius dalykus. Iš Atlantidos jinai persikelia į Pietų Ameriką, gyvena su Pietų Amerikos indėnais. Tenai pradeda gyventi su tomis civilizacijomis, keliauja į Šiaurės Ameriką, toliau gyvena su įvairiais indėnais. Idėja jos yra ganėtinai pakeliauti po šią planetą. Šiaurės Amerikos yra keliamasi į Rusiją, į Rusijos kraštus, į šiuo atveju Sibiro kraštus. Ten yra daug labai gyvenama. Leidžiamasi į Aziją, daug kur Azijoje yra gyvenama, daugiau kaip Kinijos ar Kazakstano teritorijose, Mongolijos teritorijose, visose tose kraštuose. Našu, kad jo daugmaž ten, tada pajudama į vidurio rytus, tai yra Persijos imperija, kurį laiką yra gyvenama tenai. Ten panašu, kad yra mokomasi kažkokiose dvasinėse mokyklose, kas daug kas padeda prisiminti tam tikrus dalykus, kur per daug gyvenimų jau tikrai buvo daug kas pamiršta. Iš ten tuomet yra keliaujama į Europą. Bet panašu, kad tai yra susijęs su daugmaž su Romos imperija, kai Romos imperija atvyko į vidurio rytus. Tai tada per tai buvo iškeliauta į Europą. Tai buvo į Romą keliauta, Roma, Graikija,
Ir paskui prasidėjus krikščionybei buvo prisijungta prie šio judėjimo ir gyventa Ispanija, Portugalija, kai pradėjo kilti krikščionybė, kai pradėjo plėstis, buvo tada judama per Europą, Prancūziją, Germaniją ir panašu, kad taip buvo atvykta ir į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę per krikštijimą. Tai buvo įsikurta čia, buvo tiesiog tais gyvenimais tiesiog būta kareivių, įsikurta čia ir tuomet panašu, kad ir po Skandinaviją buvo pakeliauti, tiesiog buvo idėja apkeliauti labai daug, kiek įmanoma daugiau ir apkeliavus tiesiog galima sakyti, kad idėja buvo daugmaž prastumti laiką, nes buvo žinoma, kad reikės pralaukti tuos 13 000 metų, kol baigsis šitas karantinas. Na, tiesiog į tą laiką buvo noras pakeliauti. Tai buvo pakeliauta ir kaip ir daugmaž atrodytų, kad atsidurta šitam gyvenime Lietuvoje, nes tai ir buvo keletas praeitų gyvenimų gyventa šituose kraštuose, ar kažkur tai visai netoli aplinkui. Ir tiesiog šitam gyvenime jau siela užbaigė savo ciklą, užbaigė savo kelionę, jinai patyrė visus tos nuotykius ir visą kitą, ką jinai norėjo patirti, tai dabar tiesiog šitą gyvenimą nusprendė skirti savo dvasiniam augimui, savo nubudimui ir savo dvasiniam vystymuisi ir kad to pasiekoje tiesiog siela turi nubusti, pažadinti save ir tuomet prisiminti savo ištakas ir kad jai laikas išvykti. Panašu, kad šį gyvenimą, kaip ir siela beveik yra numačiusi, kad tai bus paskutinis jos gyvenimas, jinai turi teisę likti dar sekančiam gyvenimui, jeigu jinai matytų, kad yra kažkas labai tokio, ką jinai dar nori pamatyti, dar kažko neužbaigė, jinai turi teisę dar likti kažkiek į sekančiam gyvenimui, bet tai būtų tik keli dešimtmečiai ir bet kokiu atveju jis būtų planas tuomet išvykti iš šios planetos, bet tada jau būtų fiziniu kūnu išvykti, o šiuo atveju tai po šio gyvenimo pabaigos planas yra palikti šią planetą ne fiziškai, be fizinio kūno ir bus tuomet siela planuoja vykti į tam tikrą, pavadinkim tai reaklimatizacinę stovyklą, kur jai padės šiek tiek išeiti iš šios planetos. Tai yra tam tikra vieta, ar tiksliau planeta Pledžių žvaigždynė, Pledžių žvaigždžių grupėje. Ir ten tiesiog siela praeis pro pagreitintą procesą, kad, sakykime, išeiti iš šios planetos patyrimų, susibalansuoti savo energijas, padarys tą technologiniu pagrindu, tam tikrom technologijom pagreitins sielos gijimą, sielos, sakykime, susibalansavimą ir tada pasibaigus tam patyrimui galbūt ten bus skirtas koks vienas gyvenimas, kažkiek tai ten 10 ar panašiai, galbūt ir keli šimtmečiai, jeigu būtų tam reikmė, bet nepanašu, kad didelė tam bus reikmė, greitai bus susibalansuota pagreitintų būdu ir panašu, kad siela planuoja judėti tolyn. Nori dar šį bitą pamatyti šioje mūsų galaktikoje, bus kažkokių įdomių energijų, bus daug energijų apie atkūrimą, apie daug transformacijų įvairių, kur iš po tų karo laikų, kurie čia buvo. Tai toje vietoje tiesiog siela norės pamatyti daug tų dalykų, gal kelis tūkstančius metų skirs tiem stebėjimam. Gal kažkur įsikūnys ir kažką norės patirti ir pamatyti, bet paskui idėja bus judėti tolyn ir jinai norės stebėti kitus tomis procesus šioje visatoje. Dar yra numatytų kažkokių keistų įdomių patyrimų, jinai tiesiog norės nuvykti dar matyti nemažai jų, kažkiek tai bus tam skirta gal 1000 ar 100 000 metų, kad pamatyti tuos keistas metamorfozės, transformacijas, per kurias eis šitą visatą, bet paskiau panašu, kad dalykai, sakykime, stabilizuosis ir nurims. Tai toje vietoje jiems nurimus, panašu, kad siela matys, kad jau jai nebėra per daug čia ką patirti ir jinai norės
judėti tolyn. Šiuo atveju panašu, kad jinai to paskatinta paliks šią visatą ir judės į kažkokią tai kitą visatą su kažkokiais tai visiškai naujais, unikaliais patyrimais. Tai yra dalis sielos prigimties ieškoti naujų patyrimų, juos patirti ir tokiu būdu augti per tuos patyrimus. Tai yra, kas sielą veda į priekį ir toj vietoj panašu, kad tai sielą skatins judėti tolyn ir per kitas visatas. Daugmaž atrodytų, kad tokios buvo pagrindinės aiškiausios matytos energijos. Gal iš to iškilo kokių tai klausimų ar komentarų. Na, iš esmės, tam tikra prasme, santykis su mirtimi yra susijęs su tuo, kad jūsų siela tiesiog savo primena, kad per daug nesikabinti į šį gyvenimą ir kad jisai yra laikinas ir kad reikės jį palikti. Tai yra tam tikras savo priminimas to. Tai yra turbūt pagrindinė iš tikrųjų energija susijusi su tuo. Aišku, yra kažkokių tai kitų aplinkybių, kurios galbūt kažkaip savotiškai nori, išsireikšti jūsų gyvenime, bet pagrindas yra taip savo priminimas apie tai, kad atkreipti dėmesį į tai, kas yra būtent tranzitas iš fizinio gyvenimo ir kad per daug nesikabinti, tai priminti savo, kad mes negyvensim šitam kūne amžinai ir ypatingai, kad jūsų siela planuoja palikti tą kūną ir kad savį įvesti būtent į tam tikros pakylėtos sąmonės būseną, kuomet, kai mes susiduriam su mirtimi, mes būtent susimastom daugiau apie tuos dvasinius dalykus. Nes paprastai, jeigu mes tiesiog taip gyvenam, tai mes užsihipnotizuojam tom socialiniam programom, kad va čia reikia gyventi, čia reikia tą. Ir to vietoj, kaip mes ir šiek tiek primirštam galbūt tuos dvasinius dalykus, bet kai pamatom mirtį, jinai mums primena apie tą nefizinę pusę, tai tam tikrą prasme jūs save taip žadinat per tuos dalykus. Tai toje vietoje nėra kažkas tokio neteisingo. Jūsų siela, jinai yra savo susiplanavusi, svarbiausias dalykas jos šitam gyvenime yra būtent tas dvasinis nubudimas ir dvasinis augimas. Ir toje vietoje būtent visos tos akistatos su mirtimi yra būtent tie priminimai. Ir iš esmės tai yra tam tikras vėlgi rodiklis, kad jeigu jūs kažkuriuose vietose, tarkim, biškiai užsimiršta savo dvasiniam kely ir, tarkim, net kažkur į materiją ar panašiai per daug, tada savo priminti būtent per tą akistatą su mirtimi, kad reikia vis dėlto toj vietoj prisiminti dvasinį pasaulį. Ir šito vietoje tiesiog nėra nieko, ką jūs galėtumėte padaryti, sakykime, geriau ar prasčiau, negu jūs esate savo numačiusi. Daugmaž yra taip numatyta, kad dalykai turi vykti, kaip jie turi vykti. Bet tiesiog jūs savo kartais primenat būtent per tuos susitikimus su mirtimi, kad reikia nepamiršti. Reikia nepamiršti to dvasinio dalyko ir jūs turite šitą vietoje atsižvelgti, kai ateina susidūrimas su kažkokiu tokiu ekstremaliu įvykiu, tai toje vietoje jūs turite tada susimastyti, kad galbūt jūs šiek tiek vėlgi nukrypat per daug nuo savo dvasinio kelio. Ir toje vietoje jums reikia būtent tą prisiminti. Ir gal tai net nėra, kad jūs nukrypot, bet gal tiesiog jūs atsiliekat nuo savo numatyto savo tempo, pagal kurį jūs turit vystytis. Tai toje vietoje, nes jums reikalingas tam tikras išsivystymas iki šio fizinio gyvenimo pabaigos, kad jūs būtumėt pasiruošę palikti šią planetą. Taip pat toje vietoje tiesiog reikia palaikyti tam tikrą ritmą ir būtent tai primena. Tai apie ką jūs kalbate apie tą, sakykime, kažkokį sielos partnerį, tai yra daugiausia susijęs su, tai yra šiek tiek ideologija, tie visi konceptai, jie yra daugiau ideologiniai negu praktiniai. Nepaisant to, yra skirtingi aspektai, dėl ko mes galim turėti ar neturėti kažkokią tai savo sielos antrą pusę, kaip vadinama. Ir šiuo atveju, kaip ir pagal jūsų kontraktą, jums nėra numatytas kažkoksai tai partneris, nes jums nėra labai didelės reikmės tam. Vienintelė priežastis, kodėl galėtų būti tai numatyta,
tai nebent kaip kažkoks gelbėjimosi ratas, jeigu jūsų siela kažkaip matytų, kad per šį gyvenimą jūs kažkaip per daug nusivažiavot kažkur ne ten, kur reikia ir jūs nekreipėt dėmesio į tos ženklus, tai tada reikėtų, kad kažkas jūs pakoreguotų ir kad jums primintų dalykus. Tai tokiu atveju būtų galima atsiųsti kažkokį tai partnerį, arba kitas variantas yra, jeigu jūsų siela jaustųsi labai kažkaip nelaiminga, kad tas gyvenimas nelaimingas, yra tokia vienatvė, tai tada galima būtų atsiųsti kažką pakeleivingą sielą, kuri būtų irgi planuotų išvykti, palikti šį pasaulį ir tada jums būtų pakeliui kartu. Tai tada tokie variantai būtų įmanomi pagal kontraktą, bet apart šių variantų, tai kaip ir jums nėra didelės reikmės kažkam, tai nebent jūs norėtumėt, kad jums būtų kažkaip linksmiau ir šiuo atveju jūs galit paprašyti, kad jums atsiųstų kažką tai, kad jums būtų smagiau eiti tuo gyvenimo keliu, bet kokiu atveju tai bus kažkas tokio, tai turės būti kažkas tokio, ne kas jūs labiau bandys pririšti prie tos materijos ir kad reikia gyventi ir panašiai, o kažkas tokio, kas bus daugiau iš tokio pobūdžio, kur labiau kad norės žvelgti į tos nematerialius dalykus ir daugiau orientuoti save į kažką, kad labiau palikti tą materiją, kad tai bet kokiu atveju bus kažkas tokio dvasiško. Ir taip gali nutikti, galbūt taip ir nutiks, tiesiog nėra labai didelės reikmės jums to. Nes šiuo atveju daugiau, sakykime, jūsų ta situacija yra susijusi su tuo, kad jeigu kažkas ir pasitaikytų, tai pasitiktinai, tai būtų kažkas, kas jums nėra reikalinga, nes tai jūs daugiau vėlgi įvestų į materiją ir surištų su tais dalykais. Tai tai toj vietoje už tai jums kaip ir nesiūlo per daug tokio pobūdžio tų energijų, nes per daug jų yra atsitiktinių tokių. Taip yra labai daug įvairių žmonių, kurie pasakoja daug visokių įdomių labai dalykų ir mokina daug visokiausių praktikų ir visos jos turbūt labai yra įdomios ir turi kažkokią tai savo vertę, bet tiesiog iš savo praktikos nepavyko rasti nei vienos geresnės praktikos, apart to, kas yra vadinama meditacija ir mokymusi iš savo aukštesnės sąmonės. Nes visi žmonės, jie turi savo patyrimus, bet tie patyrimai yra apriboti tų žmonių gyvenimo. Tai jau, žinoma, ten kiti dalykai, dėl ko kas yra daroma ir panašiai, yra jų asmeniniai reikalai. Bet kiekviena siela turi savo asmeninį ryšių su aukštesnė sąmonė. Ir toj vietoj tai turėtų būti kiekvienos sielos pirminis faktorius, pagal ką jinai turėtų kreipti ir vadovauti savo gyvenime. O visi kiti išoriniai faktoriai galėtų būti tik tam, kad jie galėtų patvirtinti mums dalykus, kad ir kiti eina panašiu tokiu savo unikaliu keliu, arba, sakykime, kaip tik tais galbūt būti priešingybė tam ir parodyti mums, kad kaip jie kitaip eina, kažką kitaip daro ir kas mums pasitarnauja tuomet tuo atveju, kad mes matom, kur tie žmonės save veda link tuo būdu ir tai mums patvirtina, kad mes einam, sakykime, pagal savo tiesą teisingai. Jiems atrodo, kad jie eina teisingai. Tai tuo vietoj daugiau tie dalykai turėtų būti pasitikrinimai. Nėra iš mūsų perspektyvos rekomenduojama galvoti, kad kažkas mums gali parodyti mums mūsų kelią, kai jie nežino mūsų kelią, nes jie gyvena savo gyvenimus. Jie tik gali pasidalinti savo patirtimi, kas gali būti labai įkvepiantis dalykai, bet apart to nemanom, kad tai turėtų būti pagrindinis rodiklis. Neatrodytų, kad jūsų siela savo planuotų kažkokią tai ilgalaikę, sunkią patirtį, kuri labai jūs kankintų. Nematom prasmės, kam galėtų reikėti tokio patyrimo jūsų sielai.
Tai dabar dar nuotraukytės pasižiūrėsim, bet truputėlį pas mus kažkaip nerodo nuotraukų per kompiuterį. Reikia pabandyti, atsidarysim per kitą įrankį. Bet dabar, tai pirmoji yra dukra. Tai dabar šita dukra, panašu, kad jūs esat su ją pažįstami. Panašu, kad jūs buvot kažkada kartu keliautojai. Jūs buvot vyresnis keliautojas, tai jūs buvot vyras ir jinai buvo vyras, bet atveju daugiau kaip berniukas. Jūs buvot vyresnis vyras ir jūs kažkur ilgai keliavot. Tai buvo kažkur kelionės Azijoje ir buvo labai ilga kelionė. Tiesiog, ten tais laikais būdavo daug tokių keliautojų, kurie keliaudavo prekybiniais keliais ir panašiai. Tiesiog jūs keliavot ir jisai keliavo. Ir tiesiog taip gavosi, kad jis daugybę metų buvo tos kelionės ir jis užaugo tose kelionėse prie jūsų ir kažkaip užsimezgė tą draugystę ir jūsų siela turėjo tam tikros išminties, kurios, to berniuko sielai reikėjo ir jisai daug iš jūsų išmoko ir kažkaip, galima sakyti, jisai nerado nieko ar nesugalvojo, taip sakant, nieko geresnio, ką jisai galėtų daryti su savo gyvenimu. Tai jisai nusprendė ateiti pas jūs ir vėl. Tai šitam gyvenime galvoju, kad vėl galės iš jūsų mokytis, bet galbūt šiame gyvenime jūsų pastebėjimai yra šiek tiek jau kitokio pagrindo, kai kurie dalykai galbūt nebe tokie tinkami, kaip atrodė tada, bet nepaisant to, kadangi tai dabar yra moteriškoje lytyje, tai vėlgi tam tikri dvasiniai dalykai yra šiek tiek labiau suprantami. Ir bet kokiu atveju idėja yra mokytis iš jūsų dalykų ir augti jūsų lauke. Šiuo atveju tiesiog daugiausia yra susijęs su tuo, kad pas ją yra tam tikras pasipriešinimas, nes dalykai nesigavo taip, kaip jinai įsivaizdavo. Jinai norėjo, nes tada jūs buvo toks stiprus vyras, vedlys, ir jinai buvo berniukas ir norėjo būti tuo irgi stipriu vedliu ir užaugo tuo ir panašiai. Iš tam gyvenime irgi jinai norėjo to paties. Ir tai, ką mes dabar matom, kaip būtent tą tokį, kad jūs pasirinko tą dvasinį tokį kelią, jai tai atrodo tam tikrą prasme nesąmonė. Ir nes jinai norėjo daugiau tome materinėme kelyje, ne dvasiniam kelyje. Bet šitoje vietoje tam tikros, sakykime, aukštesnės jėgos, pavadinkim tai apgavoje. Tai kad apgavo toj vietoje gerąją prasme, kad sako, jo, tu galėsi toliau mokytis ir visą kitą, bet nepasakė ko. Ir jinai galvoja, kad čia ateisi toliau mokytis to paties, ko mokėsi, o čia jau visai kitos pamokos. Dabar jinai jaučiasi apgauta. Dabar jie čia apgavo, jinai norėjo mokytis toliau materijos, o čia dabar kažkokie dvasiniai dalykai. Ir čia dabar yra tokia krizė, po kurią neturi praeiti. Ir išauks iš to. Išauks iš to ir jinai vis viena supras, kad vis viena jūs esate geriausios mokytoja ir kad jai reikia toliau iš jūsų mokytis. Jai tiesiog reikia susitaikyti su tuo, kad šitos pamokos nebėra tokios, kokių jinai tikėjosi, kam jinai, su kokia vizija, su kokia idėja jinai pasirašė šią sutartį. Ir jinai prauksta ir jinai pradės jūsų mokytis. Bet žinoma, jinai nebus tas talentingiausias mokinys, paprasčiausiai dėl to, kad jinai nebuvo tam pasiruošus. Ne dėl to, kad jinai negali to išmokti, o dėl to, kad tai nebuvo tai, ką jinai įsivaizdavo ir reikės laiko tam adaptavimuisi, bet nepaisant to, jinai vis viena supras, kad jai yra labai svarbu iš jūsų mokyti ir jinai pradės mokytis. Tai ir toje vietoje reikia tiesiog pralaukti, kol nepraeis tą tokį krizę sukelto šoko, kad jinai gavo ne tai, ko netikėjosi. Bet šis vyriškis, jisai su jumis turi santykius ir tie santykiai nėra iš pačios tos, sakykime, teisingiausios perspektyvos. Su juo santykiai užsimezgė, yra buvę keletas gyvenimų su juo, bet pagrinde labiausiai, kur ta energija įsitvirtino,
tenai įsitvirtino, kai buvo tie vadinami kryžių žygiai ir vyko būtent tie kryžiuočiai krikštijo, čia bandė krikštyti Lietuvos tos pagonius ir jisai buvo kunigas. Jisai buvo kunigas, kuris darė tą krikštymą, o jis buvo kareivis. Ir tie kunigai, jie turėjo savo tam tikrą galią, kurie vadovaudavo tam tikriem kažkokiem taip kaip pulkam ir sakydavo, turi taip padaryti tą, turi taip padaryti tą. Ir, reiškia, jūs buvot kaip to pulko vadas ir pulkininkas, turbūt reikia sakyti, ir toj vietoj jis jums tiesiog vadovavo. Ir jam patiko ta pozicija, jis ją tenkinosi, bet paskiau, sakykime, galima sakyti, kažkaip ten nukrypo viskas ir jūs pradėjote nebesutarti. Jūs nusprendėte atsiskirti nuo viso to ir judėjimo ir viso kito, kas ten vyko. Ir jautė, iš tikrųjų, pagal nurodymus, kadangi jisai buvo tas vadovaujantis kunigas ir jūs kaip atsiskyrėt nuo jo, kaip pulkininkas ir su visų pulku, ar bent jau dalimi pulko, jisai jautė tokią nuoskaudą, tokią išdavystę ir jis jautėsi netikęs iš esmės. Ir, jisai taip įsikirto savo, įsikando tokią idėją, kad jis turi jį susigrąžinti ir kad jisai turi įrodyti, kad jis gali būti su jumis ir vadovauti jums, valdyti jūs. Bet kunigai jie tokie yra įdomus, kurie nėra tie, kurie kumščiu valdo, jie valdo liežuviu ir tokiamis įdomis įmantriomis vingurybėmis. Ir to vietoje jisai iš esmės buvo atvestas būtent to, jis ganėtinai įprogramavo, taip sakant, tą tokią idėją, kad jis turi jį surasti ir jis turi būtent parodyti kažkokią tokią savo magišką galią, magiškas galimybės ir kad jisai turi jums padaryti įtaką ir jis nori vadovauti. Bet jis, aišku, pamiršo viską šitam gyvenime ir daug kas dabar yra žodžių atsitiktinių, sakykime, veiksmų eigoj. Daug kas atrodo atsitiktinų. Nepaisant to, taip sakant, už jūsų santykių stovi ta gili katalikiška magija, kuri būtent veda jūsų santykius tai sąjungai. Ir tai nėra ta energija, kuri jums yra rekomenduojama, kad su ją, taip sakant, turėti santykius. Nepaisant to, tai yra kai kas, į ką reikia atsižvelgti, nes tai yra įtakuojanti gyvenimo aplinkybė. Tiesiog reikia teisingai tą suprasti ir interpretuoti ir toj vietoj tai nėra rekomenduojama su toms energijom prasidėti, bet tai yra įdomu, nes kai yra tos magiškos energijos, jos taip magiškai viską sudėlioja ir tada mes atkreipiam dėmesį, nes tai nėra racionalu, nėra dažniausiai taip normalu, kaip tie dalykai sudėlioja, bet ta magija tokia keista neveikia. Tai tiesiog atkreiptinas reiškinys, bet tai nėra sektinas reiškinys. Šiuo atveju jūsų dukra sutartį buvo sudariusi su jumis. Ir mes, nematydami, taip sakant, tėvo nuotraukas, negalim komentuoti. Nepaisant to, šiuo atveju jinai norėjo būti su jumis. O tai, kad jinai negavo tai, ko jinai planavo, tai jau buvo tam tikra tokia, sakykime, gudrybė, kad ją įvilioti į būtent tą dvasinį augimų kelią. Nes priešingų atveju jinai būtų nusivažiavus ne ten, kur ją yra numatyta pagal aukštesnį planą. Matot, kalbant apie visą tą dvasinę hierarchiją, tai yra skirtingi sluoksniai ir Dievo konceptas jisai yra tikrai atėjęs iš Sirijaus daugiau mažiau, tai yra tam tikros labai išsivysčiusios būtybės, kurios buvo mokytojais neretu atveju ir tos mokytojus mes neretu atveju vadinam dievais, bet kaip universalios kolektyvinės sąmonės, tai jos egzistuoja kaip tarkim, egzistuoja, sakykim, šios visatos kaip
kūrėjo sąmonė ar kiekvienos individualios galaktikos kolektyvinė sąmonė ar žvaigždyno kolektyvinė sąmonė ar žvaigždės ar planetos kolektyvinė sąmonė. Kiekvieną iš tų konceptų mes galėtume vadinti kažkokią tai dievybę ir tų dievybių visokių yra labai daug, bet sunku yra pataikyti pirštu, tarkim, į visatos ar galaktikos kolektyvinę sąmonę, nes turim suprasti, kad, tarkim, šios visatos kuriančioji jėga, jinai yra visur, kur mes pasižiūrim, į ką mes pažiūrėsim, ten yra tos jėgos išraiška. Tai nėra kažkokio vieno veikėjo, kuris sakytų, aš esu šios visatos kūrėjas. Nėra tokio vieno veikėjo. Mes visi esame tie veikėjai. Vis bei tas yra, ką norim dar paminėti. Tai jūsų taipogi buvo išreikšta intencija, kad jūs norit prisiminti savo praeitus gyvenimus ir dalykus, tai vat, dabar yra galimybė tai praktikuoti. Tai vat, kadangi šio pokalbio metu mes kalbėjom apie būtent šitas nekasdienės energijas, dėl to aplankė neeilinės mintys, jausmai, pojūčiai, patyrimai. Dabar šios energijos bus aktyvios kokią savaitę ar dvi. Tai jeigu praktikuojat kažkokias tai dvasinės praktikas, tarkim meditacinės praktikas, kažkokias ar panašiai, tai dabar yra puikia proga tų praktikų metu prisiminti šį pokalbį, prisiminti tas energijas, kurios jūs aplankė, tas mintis, jausmus, pojūčius, patyrimus ir pamedituoti ties jomis. Ir bemedituojant ties jomis, tuomet galbūt iškils kažkokie tai vaizdiniai iš tų savo praeitų gyvenimų ar kažko tais. Ir tuomet galėsit ar kažką prisiminti, ar tiesiog labiau giliau į tai pasigilinti. Tai viena iš jų, sakykim, papildomų praktikų. Tai jeigu sekasi sapnuoti, tai tada taipogi, vėlgi naudinga praktika, prisimenant šias pokalbio energijas, su jomis užmigti. Ir tuomet, kai užmingat su jomis, tada sapnų metu pratęsit tuos prisiminimus toliau, būtent ne fiziniai plotmiai, ir taipogi bus galimybė toliau būtent tyrinėti tas energijas, nusinešant tą intenciją į sapnų pasaulį ir daugiau kažką prisiminti iš tų praeitų gyvenimų. Tai dabar yra būtent tos energijos, kol jos yra aktyvios, porą savaičių jos bus aktyvios, jas labiau pasigilinti, o paskiau tai, dalykai pradeda šiek tiek išblėsti, užsimiršti. Tai toje vietoje, pradės šiek tiek pasimiršti tai, apie ką mes čia kalbėjom, bet už tai mes padarėm šio pokalbio įrašą. Ir kelių savaičių eigoje jisai pasirodys mūsų YouTube kanale, tai kai jisai pasirodys, galėsit vėl iš naujo paklausyti tą įrašą ir paklausius iš naujo vėl prisiminti tas energijas. Ir jas prisiminus, tuomet vis paklausant, palaikyti tas energijas aktyves ir vėl gilintis jas, jeigu bus noras toliau jas gilintis. Tai kągi tuomet beliko padėkoti tik tai už galimybę pabendrauti. Kaip žinote, yra galimybė atsidėkoti, jeigu buvo naudinga. O tam kartui tuomet beliko tik tais palinkėti viso ko geriausio.